Rytinė Jungtinių valstijų pakrantė sukrėtusio žemės drebėjimo vienoje iš salų atostogaujantis prezidentas Barackas Obama nepajuto. Jis ramiai mušinėjo golfo kamuoliukus. Obama apie įvykį buvo skubiai informuotas, bet ekstremalios padėties skelbti neprireikė. Žemės drebėjimo epicentras buvo Virdžinijos valstijoje, maždaug 6 km gylyje. Stiprumas 5,8 balo pagal Richterio skalę. Tačiau juntamas jis buvo ir daugiau nei per 100 km nutolusiame Vašingtone, Bostone, Detroite, Niujorke, silpnos bangos nusirito iki Toronto, Kanadoje. Jungtinių valstijų sostinėje teko evakuoti ir Kapitolijų bei Pentagoną. Buvo išjungti ir 2 branduoliniai reaktoriai, tačiau apie nuotėkį nepranešama. Vašingtone gyvenanti lietuvė Viktorija sako, kad drebėjimas buvo juntamas labai trumpai. Buvau sporto klube, persirengimo kambarį tarp 2 spintelių ir tos spintelės staiga labai stipriai judėti pradėjo nei iš šio, nei iš to. Ir tas jausmas buvo, kad tu iš tiesų jauti, kad dreba žemė. Bet visą tai truko kokių 10, gal 15 sekundžių. Buvo sustabdytas darbas ir daugelyje įstaigų, pusei minutės sutriko ir televizijos transliacija bei mobilusis ryšys. Gyventojai sako jutę, kaip dreba jų namai. Mes tiesiog dirbome, kai aš pajutau drebėjimą. Iš pradžių maniau, kad kažkas tikrai labai grėsmingai vaikšto, bet vėliau supratau, kad tai žemės drebėjimas. Taigi susirinkome daiktus ir nulipome laiptais žemyn. Aš buvau restorane ir tada išgirdau kažkokį garsą. Ant žemės krito Coca-Cola, visa kita. Visi liepė eiti iš čia. Tada aš ir išėjau į lauką, bei pamačiau daugybę žmonių, tai ir viskas. Lietuvė Viktorija sako, kad mieste nepadaryta ir didelės žalos. Aš mačiau nubyrėjusi kaminą, bet pastatas labai senas vėlgi. Žinau, kad turbūt kas vašingtoniečiam yra liūdniausia, kad Vašingtono monumento obelisko pats viršus yra įskilęs ir tik tai šiandien bus aišku, kiek ten iš tiesų yra padaryta žalos. Jungtinėse valstijose stipriausias drebėjimas 9,2 užfiksuotas 1964 Aliaskoje. Tada jis sukėlė ir tsunamį. Žala siekė daugiau nei $300 milijonų. Žuvo ir daugiau nei 100 žmonių. Reporteris Rytis Rakauskas.